apie begemotą, kuris bijojo skiepų. Visi maži ir dideli privalo skiepytis nuo keltligės. Atleiskite, ar jūs kartais nežinote, kada mus žada skiepyti? Ar jūs nežinote, kada mus skiepys? Kada? Paklausykite! Ar jūs nežinote, kada mus skiepys? Tai reikės, tai skiepys. Leiskite, prašom pasakyti, ar labai skauda, kai skiepija? Nežinau. Sako, vieni juokai, niekai. Bakst ir viskas. Šalis! Prašom atleisti. Juk tiesa, kad skiepai vieni juokai. Bakst ir viskas. Na, žinote, netvarka. Net pliaže negali pasirodyti. Aplink pilna akiplėšų.
Atleiskite. Tai tu, Marabų, tikriausiai tu viską žinai apie skiepus. Nusiramink, drauguži. Eime iš čia, aš tau viską papasakosiu namie. Skiepytis būtina, bet tai visai nebaisu. Bakst ir viskas. Kur begemotas jums pranešimas? Koks pranešimas? Kas ten? Jūs mokate rašyti ir skaityti. Prašom atvykti skiepytis. Kur aš? Ach tu, kvailiuk, nieko neatsitiks. Eime skiepytis. Daktaras tik truputį išvirkš vaistų. Bakst ir viskas. O tu mane laikysi už rankos. Laikysiu. Prašom pasakyti, ar labai skauda. Ką jūs? Niekai. Bakst ir viskas. Sekantis begemotas. Prašom. Kur begemotas? Jis prieš valandėlę čia sėdėjo. Kur jis dingo? Nežinau. Aš neprivalau jo ganyti. Nežinau. Kur jis? Tikrai? Kur jis galėtų būti? Pražuvo begemotas. Buvo ir pražuvo. Kur jis galėjo pasislėpti? Nežinau. Begemote, jūsų eilė? Kur jis? Kur begemotas? Kur galėjo pasislėpti? Kur begemotas? Kur jis? Kur jis pasislėpė? Fu. Štai jis čia. Tai juokdarys, kur užlindo. Eik šiandien. Eik čionai, lipk žemyn. Jums negėda. Būkite vyras, įsidrąsinkite ir nulipkite. Nulip, drauguži, nebijok. Aš su tavim. Ir tu mane laikysi už rankos. Laikysiu. Prašom. Prašom, įeikit. O, kas atsitiko? Jūs labai suprakaitavęs. Skonio dalykas. Vieni mėgsta žaisti tenisą, kiti mėgsta prakaituoti. O aš maniau, kad jis bijo. Na ką jūs, toks didelis žvėris net nežino, kas tai yra baimė. Tai tas pats, kai išvirkšti vaistų, bakst ir viskas. Na, pradėsime. Bet kodėl jūsų begemotas toks išbalęs? Matote, visiškai baltas. Jis keistuolis.
Tai baltasis begemotas. Vienintelis visame pasaulyje. Neseniai jis buvo pilkas. Taip, jis toks. Tai baltas, tai pilkas, tai vėl baltas. A. Jo tokia stora oda. Aha. Kur čia minkštesnė vieta? Čia reikia ilgesnės adatos. Nors jūsų begemotas ir keistuolis, bet man rodos ir didelis bailys. Tiesa? Netiesa, ne, daktarė, jis truputį bijo kutenimo, tik kutenimo. Prašom pasakyti, ar labai skaudėjo? Na ką jūs, vieni juokai. Maksti ir viskas. Atrodo, šita adata tiks. O kurgi jūsų begemotas? Kitą rytą Kas atsitiko? Atsipeikėk. Kas? Na kaip kas? Juk tu geltonas kaip citrina. Kas tai? Jeigu būčiau visas baltas, pagalvočiau, kad vėl ko nors bijau. Bet kodėl aš geltonas? Sveiki, daktarė. Jūs žinote, kad mūsų bičiulis begemotas staiga pasidarė geltonas. Tai normalu. O jūs sakėte, kad tokių begemotų kaip šis labai reta? Taip. Visai nereta. Neklausykite, daktarė, jis labai bijo skiepų. Aš tai kaip. Vadinasi, jis pats paprasčiausias begemotas, o todėl, kad nesiskiepijo, jis susirgo geltlige. Todėl siunčiu greitąją pagalbą. Tik pamanykite, geltonas begemotas. Tokio čia dar niekas nematė. Įdomu, kaip jis nusidažė
Tokia žavinga spalva. Sveikas, vargšelį begemotę. Na, kaip jautiesi? O, jam jau daug geriau. Brangusis Marabų, jei tu žinotum, kaip baisu gulėti lovoje, kai visi maudosi, žaidžia tinklinį, groja plokšteles su linksmomis dainomis. Na, nusiramink, greit pasveiksi ir tada... Man taip liūdna. Ar negalėtų pasiekti kokią nors man pasaką? Na kągi, kitąsyk gyveno begemotas, kuris labai bijojo skiepų. Žiūrėkite, paraudo, kas jam iš tikrųjų kažkoks nepaprastas begemotas. Taip. Ne, daktare, tai paprasčiausias begemotas. Tik jam, man rodosi, labai gėda, kad jis taip bijojo skiepų.